Jeigu atsimenat, filmavau IAAI aukcione gražų 23 metų Jeep Cherokee Overlandą, hybridą 23 metų, 23 tūkstančiai mylių ir mes jį paėmėm už $21 500. Ir dabar kviečiu jūs pasižiūrėti kartu šitą automobilį. Tai jis yra gavęs grinai iš šoninę pusę, tai yra pažeista važiuoklė, kairės pusės, bamperis, sparnas. Čia šiek tiek labai nedaug pažeidimų. Jisai veikia, jisai kūrėsi, jisai važiuoja, viskas yra su juo gerai. Parsidavė draudimo kompanijos, juoda spalvytė, visas 2 litrai, 4 varomi, pažiūrėkit, ideali mašina. Labai švarus, kėbulas tvarkingas, vidus juodas, graži apdaila, šildomos šaldomos sėdynės. Visur turi jau irgi ekranai skaitmeniniai, juodos lubos, didelė panorama. Vidus labai tvarkingas, labai gražiai viskas išdėstyta, labai toksai gerai jaučiasi ir oda atrodo tokia labai kokybiška. Tai visai neblogas modeliukas, 21 500, gera kaina. Čia irgi viduj gale irgi tvarkingai, niekas nesuplėšta, gražus ratukai. Tikrai labai toksai tvarkingas, matosi kokybiškas automobilis. Kelimėliai sudėti, atsarginis ratas, viskas tvarkoja, dankratas vadinamas irgi, visas komplektas yra. Parktronikai, 360 kameras, keletą pabraižymų, kai visą laiką bus, patys žinot, iš Amerikos aukcionų, čia nieko nenustebinsi. Bet pažiūrėkit, čia viskas gražu. Šitas šonas irgi idealus. Tai lauks savo pakrovimo ir važiuos į Klaipėdą. Kaip žinote, elektrinė ir hibridinės transporto priemonės yra papildomas mokestis, kadangi jos turi krautis atskirai. Tai šiek tiek brangiau kainuoja negu benzininiai automobiliai. Bet labai nedidelis skirtumas. Tai toks automobiliukas.